Sveiki atradę mano video dienoraštį, kuriame aš dalinuosi savo kelionėmis, žygiais ir kitais nuotykiais. Kai nekeliauju, mėgstu žygiuoti. Esu įamžinusi 4 man svarbius žygius. Esu aplankiusi 24 šalis, iš kurių tolimiausia šiai dienai yra Amerika. Mano sąskaitoje 28 įamžintos kelionės už Lietuvos ribų, o šiame video tęsiasi 29 mano kelionė. Įdėjau šildyti vakarykštės bulvytės nuo kebabo. Dar turėjau 2 bandelės ištilto nuo penktadienio. Čia bus mūsų pusryčiai, kadangi viskas labai brangu. Maistas brangus. Užvakar po virš šiam eurų išleidom. Tai šįryt atsisakom eiti į restoraną, valgyti English breakfast, o valgom savo liukučius. Sakant, maistą reikia mylėti, branginti ir džiaugtis, kad turi kažką šaldytuve. Tai dabar taupydami pinigus, o kol šyla, aš noriu jums parodyti, kokią mes bute gyvename. Tai čia virtuvė. Va, maistas šyla. Virtuvė va tokia. Va. Šeinam iš virtuvės, čia Karolis maudosi, ten tūlikas atskirai. Labai patiko tūliko mažytė kriauklytė. Čia rankas nusiplauti galima. Čia miegamasis, čia aš, čia veidrodis. Čia miegamasis. Lova labai minkšta, net sakyčiau per minkšta. Net kaklą paskausta kiekvieną rytą atsikėlus. Toksai vat. Miegamasis ir čia turim salioną, taip vadinama, svetainė. Vakar valgėm kebabus ant šio staliuko. Taip fainas toks staliukas. Piešiniai. O vaizdas pro langą va toks. Visai fainas, labai angliškas. Bet man labiausiai kas patinka, ką aš noriu parodyti. Tai mūsų balkonas, kur tie gražus vaizdai buvo. Atidarai duris, čia va sėdim staliukas, atidarai duris, o čia matosi visi aukšti pastatai, didžioji dauguma dangoraižių Londono. Ten va Shard matosi, čia pieštukas matosi. Tai va taip mes gyvenam, dabar pavalgysim ir varysim į miestą. Varysim pažiūrėti Londono objektų, kurių dar Karolis nematęs, nes praeitą kartą, kai buvom Londone, ne visus spėjom pamatyti, ne visus spėjom parodyti, tai va, dabar tą ir atliksim. Pirmasis mūsų šiandienos objektas yra Bekingemo rūmai. Bekingemo rūmai. Karalienės Viktorijos memorialas. Kažkaip iš jaunystės atsimenu, kad įspūdingiau atrodė. Dabar kažkaip to įspūdžio nėra. Tai dabar gersim šito baro alų, kaip Youngs vadinasi, ne? Youngs vadinasi. Čia yra, mano buvo koks Special, Original.
Ir Karoliui yra special. Taip, šiandienos planas turėjo būti parodyti Karoliui dar nematytus objektus, bet širdis jautė, kad ši kelionė ne apie tai. Ši kelionė ne apie Londono architektūrą ir jo istoriją, o apie kultūrinį gyvenimą ir įdomias kitokias patirtis. Todėl atskridę į Londoną ir gerdami paskutinį tos dienos bokalą alaus Dipelton Arms bare, nusprendėme nusipirkti bilietus į miuziklą. Nusipirkome bilietus į miuziklą Atgal į ateitį, kuris pastatytas pagal populiarų filmo tokį pat pavadinimu. Ar žinote, kad filmas Atgal į ateitį buvo režisuotas lietuvių kilmės režisieriaus Robert Zemeckis? Miuziklo scenarijus 1:1 atitinka filmo scenarijų. Net dežavų kažkoks aplankė, bet labai patiko. Tai nuostabi ir 100% verta išleistų pinigų pramoga. Nesvarbu, kokį miuziklą pasirinksite, tas šou ant scenos visiškai ir traukia ir sužavi. Visiems labai rekomenduoju apsilankyti miuzikle. Jei neturite galimybės apsilankyti Brodvėjuje, tuomet tai padarykite Londone. Žinau, kad brangu, bet garantuoju. Tikrai verta bent vieną kartą gyvenime tai padaryti. Taip, tai pažiūrėjom spektaklį ir dabar keliaujam pavalgyti. Pavalgymui vietelę nusižiūrėjau irgi pagal rekomendacijas, patikrinsim, pažiūrėsim. O spektaklis labai patiko. Labai džiaugiamės, kad taip spontaniškai susigalvojom ir taip prasmingai praleidom laiką. Po miuziklo traukėme pavalgyti į mano iš anksto numatytą vietą, bet čia keliai vėl pakrypo įdomių patirčių linkme. Nutiko toks dalykas, kad visgi eidami iki vietos, kur aš planavau, kad valgysim, kur buvo suplanuota vieta fish and chips, pamatėm Gordono Ramsio burgerinę. Tai dabar užsisakėm burgerius ir pirmą kartą valgysim pas Gordoną Ramsį. Burgeriai buvo labai skanūs. Kokybę man priminė mano mėgstamiausias Vilniuje Arčis burgeris. Tai Dalčių bažnyčia, man atrodo. Čia dar toks pastatas prie pačios abatijos. Po vakarienės, pasilabinus su didžiuoju Benu ir aplankius Westminsterio abatiją, apsilankėme kiek kitokiame bare. Čia gali ne tik įdomių kokteilių paragauti, bet ir retro žaidimų automatais pasinaudoti. Taip pasibaigė mūsų turistavimo Londone diena. Sakom sudie butui, bet dar turim daug laiko. Varom dar patyrinėti. Iki skrydžio namo dar turėjome nemažai laiko, todėl apsilankėme Nacionalinėme jūreivystės muziejuje. Į muziejų įėjimas nemokamas. Jame lankytojai susipažįsta su kadaise galingiausios jūrų imperijos praeitimi. Nacionalinis jūreivystės muziejus turi didžiausią pasaulyje marinistinės statybos kolekciją, kurią sudaro žymiausių 17-20 amžių dailininkų marinistų darbai. Čia radome ir mūsų sudominusius darbus. Paveiksluose vaizduojami laivai Terror ir Erebus. Tai laivai, kurių įgula buvo priversta tapti kanibalais. Su Karoliu žiūrėjome serialą, kurio pirmasis sezonas buvo apie šiuos laivus.
Serialas taip ir vadinosi – The Terror. Rekomenduojame. Haze Machine. Ir šičia buvo kitas IPA. Rebel IPA. Haze Machine ir Rebel IPA. 2 IPAs pasiėmėm po mažiuko paragauti. Šitoj vat kaviniai, pro langą saulė šviečia. Prieš šokdami į autobusą, kuris veža iki oro uosto, dar suvalgėme po šviežią bandelį iš kepyklėlės ir taip skaniai užbaigėme mūsų kelionę. Mielas dienorašti, šįkart Londonas buvo kitoks, kitaip įdomus ir pilnas naujų patirčių. Buvo labai smagu. Londono kelionė baigėsi, o mūsų jau laukia nauji nuotykiai Norvegijoje. Tad susitikime kitame video, o jei dar nematei, kviečiu pažiūrėti mūsų nuotykius iš praeitų metų Norvegijos arba pažiūrėti seną video iš road tripo po Jungtinės karalystės pietinę dalį. Iki!